Labas vakaras, tariu Jums antradienį balandžio 30-ąją ir kviečiu pasižiūrėti televizijos savo parengtas žinias. Pildomas rinkimų stebėtojų kandidatūrų sąrašas. Koks buvo 23-24 metų šildymo sezonas? Netrukus kraujo donorams pagerbti skirtą šventę. Seime priimti svarbus sprendimai. Kaip praneša Vyriausioji rinkimų komisija, pildomas rinkimų stebėtojų kandidatūrų sąrašas. Artėjant Respublikos prezidento rinkimams ir referendumui dėl pilietybės išsaugojimo, Vyriausioji rinkimų komisija informuoja, kad politinės, tarptautinės, nevyriausybinės organizacijos ir kiti subjektai jau gali teikti rinkimų stebėtojų kandidatūras, siųsdami prašymus registruoti rinkimus stebėsiančius asmenis. Rinkimuose dalyvaujančios politinės organizacijos, išsikėlę kandidatai, Lietuvos Respublikoje registruotos nevyriausybinės organizacijos ir tarptautinės organizacijos, kurių veikla yra susijusi su rinkimais bei žmogaus teisėmis, gali teikti nedaugiau kaip po 2 stebėtojų kandidatūras kiekvienoje rinkimų apylinkėje. Prašymai dėl rinkimų stebėtojų registravimo bus priimami iki gegužės 6 dienos. Politinių organizacijų ir išsikėlusių kandidatų prašymai registruoti stebėtojus turi būti pateikiami elektroniniu būdu portale rinkėjopuslapis.lt. Kitos organizacijos prašymą ir asmenų teikiamų registruoti rinkimų stebėtojų sąrašą teikia elektroniniu paštu adresu jonas.spaicys@vrk.lt. Asmenys pageidaujančius stebėti rinkimus visoje savivaldybėje arba konkrečioje rinkimų apylinkėje registruoja tos savivaldybės rinkimų komisiją. Pateiktos stebėtojų kandidatūros registruojamos VRK nustatyta tvarka. Rinkimų stebėtojams bus išduodami pažymėjimai. Pagrindinės rinkimų stebėtojų funkcijos yra užtikrinti, kad balsavimo metu būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų. Dalyvauti rinkimų dieną rinkimų komisijai, skaičiuojant balsus ir nustatant rezultatus. Fiksuoti galimus rinkimų pažeidimus ir pranešti apie juos. Teikti pastabas bei kitaip prižiūrėti, kad būtų užtikrintas tinkamas rinkimų komisijų darbas. Koks buvo 2023-2024 metų šildymo sezonas, apžvelgė bendrovės Jonavos šilumos tinklai vadovas. Jau kaip visi esame pastebėję, Jonavos rajono savivaldybės meras pasirašė potvarkį, kuriuo paskelbė šildymo sezono pabaigą nuo balandžio 26 dienos penktadienio. Koks buvo šis šildymo sezonas, pokalbyje su bendrovės Jonavos šilumos tinklai vadovu Jonu Kaminsku. Taip, sezono užbaigimas buvo toks įdomus, lyginant su visoje Lietuvoje, kažkas užbaigė anksčiau, kažkas užbaigė vėliau. Mums pasisekė, kad mes turime susinvestavę į nuotolinius mazgus, nuotolinį nuskaitimą, nuotolinį valdymą šilumos mazgus, kas mums leido operatyviai spręsti tos pašiltėjimus, temperatūros padidėjimą ir automatiškai būdavo uždaromi visi namai ir šildymas nevykdavo. Krentant temperatūroje apie 10 laipsnių šilumos, automatiškai prasidarydavo šildymas ir būdavo būtai pašildomi. Tai tas leido ir sutaupyti žmonėm pinigų, neperšiltint namų, kai būdavo laikini atšilimai. Tai šito iš tikrųjų pasiteisino būtent šitą situaciją. Kai kitos savivaldybės anksčiau laiko atjungė, o paskui vėl reikėjo paleisti šildymo sezoną, tiesa? Tiesa, taip, ir jau dabar tiek viskas patobulėjo ir technologijos padarė savo, kad mums sezono paleidimas ar nutraukimas jis jau didelio esmės nedaro. Mes tiesiog prisitaikom prie esamų temperatūrų ir žmonių pašildom tik tais tiek, kiek reikia. Ir nebus taip, kad saulė švies, plus 20, o radiatoriai bus karšti. Tai dėl to ir didžiuojamės, kad jau šiemet 100% visi namai jau bus galima nuotoliniu būdu valdyti temperatūrą. Teisingiau, ne valdytojai, jinai valdosi pati, nes šilumos mazgai didžioji dalis tai yra gyventojų nuosavybė, ne mūsų. Buvo pasigirstos modeliuojamos situacijos, kuomet apskritai atsisakyti to šildymo sezono pradžios paskelbimo ir šildymo sezono pabaigos paskelbimo.
kad vat, būtent su tom modernizuotom technologijom, kad sistema dirbtų pati savarankiškai. Jo, tai mes palaikome šitą iniciatyvą, nes šiais laikais, kaip minėjau, jau ir technologiškai tą leidžia valdyti tą šilumą. Seniau tai būdavo sudėtinga, tai reikdavo visus namus subėgioti tiem žmonėm, tai atjungimas vykdavo ir pajungimas 3-4 dienos, dabar mes per pusvalandį galim visą miestą uždaryti, per pusvalandį ir atidaryti. Tai tokie jau pokyčiai įvykę ir galbūt tas mitas mitas visi, kad čia šilumos tinklam reikia parduoti daugiau to šilumos. Iš tikrųjų, šitos 2 savaitės jokios įtakos įmonėm kažkokio rezultatų nedaro. Ir plus mes esam reguliuojama veikla ir ar daugiau ar mažiau, daugiau parduosi grąžinti gyventojams, reiks mažiau, gyventojai grąžina įmoniai. Tai viskas yra sureguliuota ir tie didesni pardavimai neįtakoja kažkokių įmonės rezultatų. Na, o dabar pasikalbėkime apie jau praėjusio sezono kainas, kaip jos sviravo, kaip čia buvo palanku gyventojams ar nelabai. Tai truputį skaičiu apie praeitą sezoną, tai kas liečia šitą sezoną ir praeito 22-23 metų, tai kiekis parduotas beveik toks pats, ten 2% daugiau šį sezoną buvo. Tai galim sakyti, kad ir šitie metai, šitie šilti, bet anie dar kažkiek buvo ir taip šiltesni. Tačiau įvyko esminiai pokyčiai kainose, tai šilumos kaina gyventojams pigo 29% net, nuo 11 centų iki 7,8 cento, o 26%, ką rodo skaičiai, mažėjo ir vidutinis mokėjimas už 1 kvadratą šildymo plotų. Tai, sakykime, normalizavimas įvertinus tai, kad ir PVM dar mažėjo ir kompensacijos yra, tai šildymas nesudarė, tikėkime, didelės naštos gyventojų. Na, o karšto vandens? Karšto vandens jisai atitinkamai, aišku, pigo, bet karštas vanduo gal netaip matosi tas pigimas ir tas vanduo bus kažkiek dabar pigesnis, ateity nusimatom tas kainų toks stabilizavimas ir neturėtų kažkokius būti esminiai, kažkokia super didelė kaina. Neretai taip atsitinka, jog vis tiek tas šildymo sezonas, o dabar jau praeitas, jisai baigiamas su gyventojų skolomis. Ar turite tokių duomenų? Ar daug yra gyventojų likę skolose, kokios tos skolos ir kaip jie jas išsimoka per vasarą, kol nėra šildymo? Tai skolų sezoniškumas, kaip ir šildymas, taip ir skolų sezoniškumas. Tai ką rodo statistika, sausį mažiausios skolos, o vasaros skolos didžiausios. Tai taip ir yra, žmonės prikaupia tų pinigų per žiemą, per vasarą jie jas mokosi ir iki to naujų metų, iki to ateinančio rudens šildymo sezonų daugmaž jau skolų situacija gerėja. Su skolom apskritai situacija kažkiek gerėja, nes, sakykime, nėra tų daug blogųjų skolininkų, kažkas iš seniau jau kas buvo likę, tas likę, kažkiek su socbūstais vargstam, bet tokio masinio nemokėjimo nėra, tai žmonės gan tvarkingai, pareigingai susimoka už paslaugas. Ta prasme, įmonė jau kažkaip lengviau darosi, nes skolos jau nesikaupia ir... Jo, sakykime, viena iš tokių didelių rizikų, kaip įmonės skolos, jos nėra. Dabar gal didesnės rizikas yra kūras, jo kainų svyravimai, apsirūpinimas kūrų, įrangos gedimai, sakykime, šitos rizikos jau yra didesnės negu nesurinkimas pinigų už pateiktą šilumą. Tai va dabar kaip išeina, jeigu jau nebėra šildymo sezono, tai jūs dirbsite būtent tą linkme, apsirūpinimas kuru, remonto ir modernizavimo srityse, tiesa? Taip, tai dabar kūras jau prasidėjo pirkimai kūro, jau perkamės rezervus, kūras santykinai dabar yra nebloga kaina, kur galbūt reiktų ir tos pirkimus, bet kūro strategija, kadangi kūrą perkamės per biržą, mes tiesiog neturim kontakto su tiekėjais, viskas vyksta aukcionų būdu, tai naudojama ta pasiteisinuose 50-50 taktika, tai kažką 50% ilgalaikių perkam, 50% kūro užsitikrinti biokūro perkam trumpalaikių. Aišku, gamtinės dujos dabar vis tiek pas mus yra struktūrai dar nuo 12 iki 18% gamtinių dujų struktūrai. Tai tik pati rūkla pilnai šildosi. Pas mus irgi, jeigu šaltesni metai gamtinių dujų naudojam, tai kol kas kainos tos žemos, bet ką rodo istoriškai, kad
kaip žemos, jos vis tiek dvigubai brangesnės už biokurą. Tai, bet istoriškai tai tos kainos gali greitai pašokti. Už tai reiktų ir mūsų tikslas iki 30 metų 100% atsisakyti iškastinio kuro, tai yra gamtinių dujų. Galbūt tiek toliai nebežvelgim iki 30 metų, gal pažvelgim per šią vasarą. Ko gyventojams tikėtis? Galbūt jūs ten kokias šilumos trasas dar atnaujinsit, ar turite jų visų pirmiausia senų, neaišku, nežinau. Kažkokius rausimo, kasimo darbus atlikinėsite, ką planuojate šią vasarą? Jo, tai suplanuoti tiek kvartalinių trasų keitimas, ką kiekvienais metais ir darom, keičiame tarp gyvenamų namų trasas, vis dėlto atėjo metai, kai jau jos ir kiursta, darom hidraulikas, matuojam senelių storius ir turim planingai tą dalyką darom. Kas iš tokių didesnių darbų, tai čia Vasario 16 gatvės, kur remontai, tai keičiamės trasas, tokių neplanuotų galbūt, sakykime. Bet tuo pačiu veiksmų. Tuo pačiu veiksmų keičiamės ir turim ten tą vadinamą kamerą, kur sueina magistralinės trasos. Tai ten turime didelį projektą, norim atsinaujinti, kadangi jinai jau per laiką ir sulūžus, sugriuvus, tai ten reiks tokį, kaip pasakyti, betoninis kambariukas bus po žeme, kur sueina kelios magistraliniai vamzdynai ir susijungia. Tai čia bus irgi didelis darbas vasario šitam vadinam, kur žiedas planuoja būti. Taip, jeigu tuo pačiu kalbam, tai apie gamybą pakalbam, kur irgi iš tikrųjų prasidėjo dideli remontai. Tai sustojo dabar gamyba, pradedam remontuoti savo katilus, iš pradžių du katilus po 5 MW, paskui vieną didelį po 10 MW remontuosimės. Tai katilai jau gyvena savo 10-metį ir vis dėlto man jaučiasi, kad reikia prasidėti jau kapitalinius tam tikrų dalių remontus ir šiemet keičiam pagrindinio mazgo, tai yra katilo vamzdžius. Tai šį čia toks vienas iš kapitalinių dalykų, kur turim pasikeisti, nes iš tikrųjų jau atėjo laikas, plus kūrenam prastą kūrą, turim įsipareigojimą kūrentą vadinamą prastesnį kūrą, kuris turi tų cheminių priemaišų, kur ėdama metalą. Bet tokie yra sprendimai, toks mūsų darbas, nes šitie katilai dar, manau, dar 20 metų tarnaus ir jos turim tinkamai prižiūrėti, kad jie nesustotų ir nereiktų kūrenti tų dujų ir gyventojams tiesiog daugiau mokėti. Tai remonto planai aktyvūs ir šiais, ir kitais, ir praeitais metais buvo, ir šiais, ir kitais bus. Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu nustatytomis šilumos kainų dedamosiomis, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro kainas, apskaičiuotos šilumos ir karšto vandens kainos gegužės mėnesiui. Apskaičiuota šilumos vienanarė kaina 6,92 € už kWh be pridėtinės vertės mokesčio. Lyginant su praėjusį mėnesį galiojusią šilumos kainą, mažesnė 1,14%. Karštas vanduo vartotojams daugiabučiuose namuose pigo 64%. Primename, kad nuo 2018 metų sausio 1 dienos neribotam laikui pratęstas lengvatinio 9% PVM tarifo taikymas. Netrukus Jonavoje įvyks kraujo donorams pagerbti skirta šventė. Gegužės 2 Jonavoje kraujo donorams pagerbti skirta šventė. Tądien Nacionalinis kraujo centras ir Jonavos rajono savivaldybė pasirašys bendradarbiavimo sutartį. Bus apdovanojami aktyviausi Jonavos donorai, vyks nemokamas grupės Žemaitukai koncertas. Kaip sako Nacionalinio kraujo centro donorų organizatorė Rimantė Vanagienė, ne vienus metus matome, kad Jonava vienas aktyviausių miestų, nuolat gausiai aukojantis kraujo. Dėl to nusprendėme čia suorganizuoti dėkingumo šventę bei mūsų bendrystę oficialiai įamžinti bendradarbiavimo sutartimis su savivaldybe. Mums visada smagu sugrįžti į Jonavą, nes šiame mieste sulaukėme daug besišypsančių, savo laiko neskaičiuojančių ir aukoti nusiteikusių žmonių. Ačiū jiems visiems, sakė Vanagienė. Šventės metu bus apdovanoti tie jonaviečiai, kurie kraujo yra davę daugiau nei 20 ir 30 kartų. Skaičiuojama, kad tokių žmonių Jonavoje kelios dešimtis.
Asmenys, kurie kraujo aukojo daugiau nei 40 kartų, tradiciškai apdovanojami Vilniuje organizuojamoje Nacionalinio kraujo centro šventėje. Jiems suteikiamas ir garbės donoro vardas. Žmonės, kurie bus apdovanoti Jonavoje, jau sulaukė jiems skirtų kvietimų į šventę. Tačiau į ją kviečiami atvykti ir tie, kurie kraujo aukoja, bet savo 20 karto dar nepasiekė. Jonavos kultūros centre vyksianti šventė prasidės 17 val. Tačiau iki jos ir šventės metu jonaviečiai kviečiami dar kartą paaukoti kraujo arba tai padaryti pirmą kartą nuo 11 iki 17:30. Čia vyks kraujo donorystės akcija. Praėjusią savaitę Seimas nutarė sudaryti palankias sąlygas gynybos pramonės projektams. Nuspręsta nuo kitų metų griežtinti taksi ir pavėžėjų veiklą, bei Seime ištraukti numeriai rinkimams į Europos parlamentą. Seimo savaitėje matysite. Seimui priėmus reikalingus įstatymus Lietuvoje atsiranda palankios sąlygos dideliems investicijoms gynybos pramonės projektams. Nuo birželio pradžios uždraudžiama į Lietuvą importuoti žemės ūkio produktus ir pašarus, kurių kilmės šalis yra Rusija arba Baltarusija. Planuojama, kad paramą būstui regionuose įsigyti jaunos šeimos gaus, jeigu būsto vertė neviršys vidutinės konkrečios savivaldybės daugiabutyje esančio būsto vertės. Gerinamas inovatyvių gydymo metodų ir vaistų prieinamumas labai retomis ligomis sergantiems pacientams. Nuo kitų metų griežtinama taksi ir pavėžėjų veikla. Rinkimams į Europos parlamentą artėjant, Seime ištraukti numeriai, kuriais politinės organizacijos bus įrašytos į balsavimo biuletenius. Aptarta steigiamojo, taip pat pirmojo, antrojo, trečiojo Seimo nario kunigo Jono Steponavičiaus švietėjiška ir lietuvybę puoselėjanti veikla. Vyresniųjų klasių mokiniai turėjo galimybę perprasti NATO veikimo principus, įsijausti į NATO viršūnių susitikime dalyvaujančių valstybių lyderių vaidmenis. Na, o toliau sinoptikų pranešimai, kokių orų tikėtis trečiadienį gegužės 1. Trečiadienio naktį bus sausa, vėjas pietryčių rytų, temperatūra naktį nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytinių krypčių, aukščiausia temperatūra nuo 14 iki 24 laipsnių šilumos. Šiandien tiek informacijos jums parengėm. Atsisveikinu šiek tiek ilgesniam laikui. Pasimatysime ketvirtadienį gegužės 2. Gero vakaro!